Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Sveikinuosi šiandien iš visiškai naujo projekto, kurį labai su dideliu džiaugsmu pristatau. Šiandien esame Wellbeing Hub tinklalaidėje, kurioje diskutuojam, kaip išsaugoti, kaip puoselėti, ugdyti darbuotojų gerovę. Kitaip labai trumpai tariant apie žmonės darbe. Ir šiandieną pirmoji mūsų projekto viešnia Rita Jakštienė, kuri organizacijų psichologijoje yra gan gerai žinoma ir atpažįstama pavardė. Ir tuo pat metu Rita pasirinkusi mokslinį kelią. Yra doktorantė Vilniaus universitete. O dar ir aš žinau šiokią tokią paslaptį, kurią gal ne visi žino. Rita yra buvusi mūsų people linkerė. Tai žodžiu, ačiū, kad šiandien atvykai į studiją. Ir su Rita kalbėsime labai įdomią ir tikiu labai aktualią temą apie nutolusius darbuotojus, apie skirtingus darbo modelius ir bandysim šiandien atsakyti klausimą iš tos mokslinės pusės. Tai grąžinti tuos darbuotojus į biurą, leisti jiem pasirinkti, kaip jie nori darbuotis, ar ką su jais daryti. Žodžiu, spręsim galvos skausmus darbdavių. Oho, kaip ambicinga. Rita, kaip pati atsidūrė šitoj temai, kuo tave jinai patraukė? Deimante, ačiū už pakvietimą. Iš tiesų smagu kalbėti šitą temą, nes man artima, man jinai rūpi. Ačiū, kad paminėjai tas dvi pusės, tai esu iš tiesų dabar mokslininkė, esu akademikė, dirbu Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos tyrimų centre ir su kolegom tyriam įvairius reiškinius, tarp jų ir darbą per nuotolį. O kartu ir esu daug metų dirbusi praktikoje. Tai kai sakai, kad čia yra toksai skausmas, ir pačių darbuotojų, ir darbdavių, ir vadovų, tai irgi tą tikrai atjaučiu. Temai atsiradau turbūt natūraliai, nes ji labai grįžo, jos aktualumas labai grįžo su pandemija ir vėl nukrypo tiek praktikų, tiek ir mokslininkų akys. Tai irgi ieškant tų sprendimų, kaip padaryti, kad visiems būtų gerai. Arba bent jau kaip padaryti, kad kuo geriau visiems būtų. Kada galvoju apie nutolusį darbą, apie hibridinį darbą, tai jau pradedu naudoti skirtingus terminus, skirtingus dalykus. Tai gal apsibrėžkim šiek tiek. Bandykim. Tai kuo čia skiriasi tas nutolęs darbuotojas, tas hibridinis darbuotojas, kas čia per darbo modelis ir kokie ten dar jie gali būti? Kokie čia tie žmonės? Tai pažiūrėjus labai formaliai, darbo kodeksas tai sako, kad nuotolinis darbas yra tada, jeigu bent truputį žmogus dirba per nuotolį, jeigu kažkokia, ar tai kad ir mažą dalį laiko, kad ir kažkokią tą funkciją, bet tai jau yra nuotolis. Bet jeigu paklaustume tipinio darbuotojo, kaip jis ar jis įsivaizduoja nuotolį, tai retas, kuris pasakys, kad aš dirbu nuotolį, jeigu tarkim kartą į ketvirtį vieną dieną turiu galimybę dirbti nuotolį. Tikrai taip. Tikrai taip. Ne? Tai tas supratimas, jis tikrai verta pasitikslinti, apie ką mes kalbame. Ne? Tai ir darbdaviams, kada jie sako, pavyzdžiui, darbo skelbimuose, kad jie siūlo nuotolinį darbo būdą, jau tada verta pradėti kalbėti, ką mes siūlom ir ko tie darbuotojai tikisi. Hibridas, tai dažniausiai, jeigu žmonės pereina ir būtiniai kalboje, mes turbūt dažniau sakysim, kad dirbu hibridiniu būdu, ne? Ateinu į ofisą, 2-3 dienas per savaitę. Ir kitas dienas galbūt dirbu iš namų, gal iš sodybos, gražus laikas, kada šyla oras, tai žmonės ir iš kažkokias kitas vietas pasirenka. Ir dažniausiai tada sakom, kad tai yra hibridas. Man labai patiko, tu pačioj pradžioj paminėjai, tie nutolę darbuotojai, dar yra ir tie, kur galbūt mano kolegas dirba, prie jūros arba prie kitos jūros, jau jie iš vis kažkur toli. Galbūt mūsų įmonė turi keletą ofisų, keletą biurų ir nors aš dirbu iš biuro ir nors mano kolegos irgi dirba iš biuro, bet iš kito. Vienas kito atžvilgiu mes tampam nutolę darbuotojai, taip pat tas nuotolis jau atsiranda ir čia. Tai manau, jeigu kalbant apie tai, ko mes siekiam, ko mes norim, tai toks pirmas pagalvojimas iš darbdavių pusės būtų susitarkim, ką vadinam nuotoliu. O tavo tyrinėjimo metu iš mokslinės pusės, tai vis tik tai, ką rodo tyrimai ir ką sako mokslas, kokie tie modeliai galbūt yra patys
parankiausi, geriausi darbdaviui ir turbūt vertinga būtų ir darbuotojo pusė pasižiūrėti, nes aš galvoju, kad čia tos nuomonės gali išsiskirti. Kada esu iš tiesų tokia tos pozityvistinės organizacinės psichologijos atstovė, aš tikiu, kad galima ieškoti variantų, kurie tiks ir darbuotojui, ir darbdaviui, ir vadovam. Ne visada kiekviena akimirka maloni, kada priimami tam tikri sprendimai, pavyzdžiui, kad mūsų organizacijai bus pasirinktas tas modelis. Tai tuo metu tikėtina, kad kažkas patirs frustraciją, nes tai nebuvo man parankiausias modelis. Bet susitarimai yra labai svarbu. Tai geroji pusė, ką dabar mato mokslas ir ką matom savo tyrimuose, tai kad tiek darbuotojai, tiek darbdaviai gali prisidėti prie sėkmingo nuotolinio darbo. Ir randamas tas balansas. Man atrodo, kad į tą natūraliai keliaujam po truputį, jau kalbėdami apie hibridą, ne? Nes man buvo labai įdomi ta raida, stebint nuo pačios dar pandemijos, sakyčiau, ne? Prasidėjo pandemija ir labai daugam tai buvo atradimas, kad iškeliavau į nuotolį ir dabar galiu spėti ryte, vos atsikeliu, susitvarkau ir galiu iškart galbūt pradėti dirbti, man nereikia keliauti niekur, ne? Galiu uždariusi kompiuterį jau pradėti laisvalaikį, ne? Tai buvo tokia pirminis džiaugsmas. Ir tikrai daug žmonių tuo naudojosi ir buvo smagu matyti. Ir kai būna, iš pradžių viskas labai gražu, paskui tik pradeda lysti, kad gal ne viskas taip idealu. Ir tuomet darbuotojai patys pradėjo norėti grįžti į biurus. Bent jau kiek girdim iš atsiliepimų, kada bendraujam su įvairiais darbuotojais, tyrimuose arba net ir iš anketų, jeigu tai būna atviri klausimai ir žmonės sako, kad taip, jie nori dirbti mišriu būdu, nes vien nuotolis pamatė, kad turi tam tikrų minusų. O gal gali pasidalinti, kuo dalinasi tyriamieji darbuotojai, kokius tos minusus jie patys identifikuoja? Taip. Dažniausiai yra sakoma, kad jie pradeda nutolti nuo komandos. Esam žmonės, mums patinka bendrauti. Mes mėgstam ryte išgerti kartu kavą dažnai. Mums smagiau valgyti pietus dažnai irgi drauge, o ne atsisėdus po vieną. Mums patinka aptarti aktualijas. Ir galima būtų sakyti, kad daug iš tų dalykų galim daryti ir įsijungia galbūt video skambutę, bet ne visai tas. Smagu matyti visą žmogų, smagu greitai pakėlus galvą pamatyti jo šypseną, smagu tiesiog kartu, galbūt dar kartais aptarti ir kažkokius asmeninius dalykus. Tai visą to jie rašydavo, kad jaučiasi netenkantys. Ir ne tik tai. Paskui, kada ilgiau tai socialiniai ryšiai trukinėti, bet vėlgi, kada mes tarsi galbūt kalbam ir, pavyzdžiui, ne apie darbą, bet atsiranda kažkokia darbinė tema, kuri tarp kitko būna paminima. Ne? Pavyzdžiui, pietaujant darbe. Susirenka žmonės pietauti, nedirbti, trumpam atsitraukiam, bet grįžta darbinės temos. Tai jeigu žmonės kartu tą dieną nebuvo biure ir jie kartu nevalgė pietų, tai jie tos informacijos ir neteko. Ne? Ir šitą ėmė jausti. Tai kas vėlgi apie tą raidą kalbant, kur pradžioje tų netekimų žmonės nejuto. Ir ypač jeigu visi nukeliavo į nuotolį, visiškai visa komanda, galbūt ir visa organizacija dirbo per nuotolį, tai tuomet nebuvo tų netekimų, nes nebent būdavo galbūt suorganizuotas rytinis kavos gėrimas nuotoliu, bet vis tiek visi kartu. Ir kai prasidėjo hibridas, iš pradžių buvo tas džiaugsmas, kad štai mes atradom panacėją nuo visų ofiso blogybių, tai yra, pavyzdžiui, galbūt pervargimo ar važiavimo, ir kartu nuo visų namų blogybių, kur vienišumas ar izoliacija, ar netgi kartais ir prasmės netekimas, nes nebesuprantu, kodėl darau, ką darau. Ir tada hibridas tapo tas pasirinktinas variantas, kur darbuotojai sakė, taip tikrai 2-3 dienas per savaitę norėčiau būti biure ir likusias dienas namuose. Ir darbdaviai irgi visai džiugiai priėmė, man atrodo, tokį pasiūlymą. Taip,
tikrai stebėjom tą laiką, kai buvo nauja euforija. Tai euforija dėl nuotolio praėjo, atėjo euforija dėl hibrido. Ir vėl buvo smagu matyti, moksliškai smagu, žmogiškai galbūt ne taip smagu, kad vėl pradėjo rastis, kad kažkas vėl ne iki galo gerai. Mhm. Ir kas čia negerai? Tas hibridas, tai tokia, man atrodo, tokia buvo, kaip va tu sakai, žinai, panacėja, kažkokia, tai atrodo visų problemų sprendimas, o man tai pradėjo skambėti, kad ar visi mes hibridų dirbantieji gebam to hibridų dirbti, ar mes turim įgūdžių, nes man kažkaip pradėjo skambėti, kad tai yra apie naujus dalykus, kur mes turim išmokti. Būtent, dabar jaučiuosi, kad pavogiai mano frazę ir aš dabar nebegaliu pasakyti, kad vėl, nes būtent, kaip į nuotolį iškeliavus reikėjo mokytis ir gal ne iki galo spėjai išmokti, po truputį pradėjom grįžti į biurus ir tada, ką girdėdavom, tai kad, jeigu jau dirbom nuotoliu, tai dabar palengvinta nuotolio versija ir, vien gerumai. O pradėjo lysti ta kita pusė, nes jeigu yra dvi gerosios pusės, tai yra tos dvi blogusios, tai yra tiek biuro neigiamybės, tiek ir darbo iš namų neigiamybės. Ir kame atsirado paradoksas, tai kad žmonės nebuvo tų įgūdžių, kaip mini, nebuvo susiderinimo ir tarkim aš ateinu į biurą pirmadienį ir tikiuosi ten sutikti tave ir kad mes galėsime kažką aptarti. Bet tą dieną tu nusprendei, kad yra patogiau dirbti iš namų. Ir mano dienos planas jau ima braškėti. Mhm. Tada kitą dieną aš vėl bandau tave rasti, tu galbūt dar sykį neatėjai. Trečiadienį aš jau nusprendžiu, turbūt šią savaitę ji nusprendė dirbti iš namų ir man nebereikia bandyti rasti. Ir tą dieną tu ateini, nes tu pagalvoji, kad tu iš ties seniai buvai ofise. Tai buvo labai įdomus tyrimas su labai didelė intimi, keli tūkstančiai Olandijoje dirbančių asmenų ir ten taip labai ryškiai buvo parodyta, kad geriausiai jautėsi, apylygiai jautėsi darbuotojai, kurie dirbo full remote, tai yra pilnai nuotoliu arba pilnai biure ir prasčiausiai jautėsi tie, kurie dirbo hibridu. Oho. Toks pakankamai tikrai stebinantis dalykas, gal mažiau stebinantis tuomet, kai jau imam gilintis. Tai tas nesusiderinamumas, tas nemokėjimas, kaip sakai, irgi visur reikia kompetencijų. Bet tada geroji pusė, kaip sakiau, man patinka ieškoti tų sprendinių. Hibridas gali būti ir labai labai geras. Tai dar pamenu, kai uždavė tai klausimą, koks tas būdas, į kurį einam ir kuris galbūt galėtų būti bent dalinis atsakymas. Šiuo metu, kokį pateikia mokslas ir kas atrodo tinka praktikai, tai suderintas hibridas. Kada yra dienos, kada galbūt vadovas ar vadovė, tardamasi su komanda, nustato kažkokiu dažniu, kada komanda susitinka. Ir angliškai vadinamosios anchor days, sukibimo dienos, kada visi kaip laivai suplaukiam, suleidžiam inkarus ir galbūt virtuvėlėje kartu geriam kavą ir pietaujam, susitinkam ir panašu, kad tai veikia. Dabar, ko dar negaliu pasakyti ir iš karto prisiduodu, tai kaip dažnai tos dienos turėtų būti, kiek dažnai čia reikia susitikti, kad jau būtų pakankama, turbūt priklausys nuo žmonių, nuo jų susidirbimo, nuo sektoriaus, nuo daugybės preferencijų. Tai čia vėl didžiulė atsakomybė tenka tiem patiem vadovam ieškoti sprendinių. Ir atrodo, kad iš tikrųjų darbuotojai dirbantis hibridinių darbo modelių iš ties turi gebėti mokėti tas ribas apsibrėžti, išnaudoti skirtingus komunikacijos kanalus, galų gale atkreipti savo dėmesį į skirtingus komunikacijos kanalus ir prisimti atsakomybę, kad jie kažką išgirdo ar ten neišgirdo, perskaitė ar neperskaitė ir, nežinau, pasirūpinti savimi, kai jaučia, kad patiria kažkokią izoliaciją, prašytis grįžtamo ryšio ir panašiai. Tai yra apie tuos naujus išmokymus darbuotojams ir vieni tikrai turbūt sąmoningai tą eina, kiti mažiau sąmoningai tai eina, kai kuriem daugiau laiko pareikalauja. O kaip tu manai, kokiu įgūdžiu dirbti su hibridinė komanda tenka mokytis vadovui? Visų pirma, tai domėjausi šią temą
nes labai daug būdavo ir klausimų iš praktikų, tai ką daryti. Nes tikrai daug organizacijų pasirinko, galbūt laikinai, galbūt taip ir liks tą hibridinį darbo modelį, darbo organizavimo modelį. Tai visų pirma, noriu akcentuoti, kas nedingo. Tai nedingo būtinybė palaikyti ryšį su žmogum. Nedingo būtinybė garantuoti, kad žmogus supras, ką jis turi padaryti, ne? Tai tikslingumas darbo, susijęti asmens darbo tikslus su komandos tikslais. Tai visa tai liko. Tai jeigu netyčia tai būdavo pamirštama ir dirbant biure, tai tiesiog priminimas. O kodėl dar tai akcentuoju ir pakartoju, nes dirbant bent iš dalies nuotoliu, tai tapo dar svarbiau. Ir kai sakiau, tas prasmės kūrimas, angliškai dažniausiai vartojamas terminas sense making. Suprasti, tai kasgi čia darosi, ne, tas prasmės, tarsi padėkit man suprasti, kokia čia ta logika, kaip mes čia dabar dirbam. Tai vadovai turi dar daugiau įgusti, susijęti, pavyzdžiui, organizacijos tikslus su komandos tikslais ir tuomet jau su konkrečiais individuo tikslais. Ir vėlgi skirsis, jeigu, kaip sakiau, komanda yra daug metų dirbanti kartu, jeigu kaita yra maža, visi yra susidirbę, taip jau tariant, to reikės mažiau. Bet jeigu komandoje vyksta kažkokie pokyčiai, jeigu ateina nauji žmonės, jeigu auga komanda dėl tų naujų žmonių arba tiesiog dėl kažkokių priežasčių yra kaita, tada to reikės dar daugiau. Ir turbūt jau girdisi, kad kalbu nemažai apie komunikaciją, ne? Nes visą tai, kaip ir minėjau, skirtingi kanalai, skirtingi būdai. Tai atrasti tuos kanalus su skirtingai žmonėm. Nes gal aš puikiai skaitau laiškus, bet video skambučio metu negaliu susikaupti. Arba priešingai. Tai reiškia, reikia daug daugiau individualizuoto požiūrio. Ir tai natūraliai dėja reiškia, kad taip yra išties didesnis krūvis vadovam. Tai vėlgi, ką matom iš tyrimų, kad jeigu yra ne vien biure dirbantys pavaldiniai, darbuotojai, tai vadovai daugiau laiko turi skirti komunikacijai, darbo organizavimui, bendravimui, tam tokiam, kabutėse dabar sakysiu, nedarbui. Ne? Tai tam viskam tenka skirti daugiau laiko. Ir įdomu pasigilinti ir kaip atrodo, ir kaip keičiasi tada, pavyzdžiui, naujoko įvedimas, jeigu komanda yra dirbanti arba pilnai nuotoliu, arba kad ir tuo pačiu hibridiniu būdu, ką patiria naujokas, vėlgi ką patiria tada įvedantys žmonės, ką jeigu tyrinėtų, būtų įdomu išgirsti stebėjimus. Iš ties dariau interviu arba tiesiog kalbėjausi su nemažai vadovų, bandydama atsakyti į tą nuotolinio vadovavimo klausimą. Ir tai buvo viena iš tų temų, kuri išryškėjo gana stipriai ir man pačiai buvo įdomi. Nes tyrimuose tuo metu bent, kai tai gilinausi, tai nebuvo taip ryšku. Ir galima sakyti, kad šiuo atveju tyrėmieji man atnešė tą idėją arba tą tiesiog klausimą ar problematiką įvardindami, kad su kai kuriai, jeigu tiesiog jau cituojant, ką sakydavo vadovai, su tais senaisiais tai viskas gerai. Bet su tais naujokais nesuprantu, ką jie daro. Ir iš ties turbūt čia daug dalykų pradeda žaisti. Tai vienas yra, kiek aš pasitikiu savo komandą, savo darbuotojais, galbūt netgi kartais savo pačio ar pačios vadovavimo stilium, kiek atrodo, kad viskas yra tvarka. Tada kai prisijungia naujas žmogus, ar mes, pavyzdžiui, ar yra įmonėje ta naujo darbuotojo socializacijos procesas, ar jis iš vis egzistuojantis, ar jis yra apibrėžtas. Ir vėlgi būtų galima sakyti, tai nepasikeitė, kad naujo darbuotojo reikia įtraukti. Kas pasikeitė, kiek ir kaip jį reikės įtraukinėti. Nes tikrai, čia daugiau reikės darbo. Nes vyksta toks, kada ateinam į darbą, mes gal net nepajuntam, kad, pasižiūrim, kaip aplinkui žmonės atrodo, kaip jie bendrauja, kaip vyksta susitikimas, kaip mes pasitinkam klientus, galų gale, kaip mes rengiamės į ofisą, ne? Ar pas mus tik penktadienį yra džinsai, ar kiekvieną dieną. Tokios smulkmenos. Tai tų smulkmenų netekimas reiškia, kad jas kažkokiu būdu reikės perduoti darbuotojui tam naujam. Tai ar tai yra
visiškas nuotolis, ar tai yra hibridas, nupasakoti, išpasakoti reikės daugiau. Tai veikia dvejopai. Reiškia, ir mes laiko turėsim daugiau praleisti kartu ir tiesiog informacijos pateikti daugiau. Tai vėl, turbūt vardinu krūvius vadovams, nežinau, galbūt tas rizikų įvardymas, aš tikiuosi, kad jis tada padeda subalansuoti, kad jeigu mes žinom, kad ten yra potenciali grėsmė, tai mes galim jos išvengti. Nes gali tikrai pavykti žmonės ir prisijungia nuotoliu ir dirba nuotoliu ir kartais pirmi susitikimai su komanda įvyksta po ketvirčio. Ir viskas gali būti sėkminga, tik reikės tikrai su tuo sąmoningai dirbti. O ar tavo praktikoje yra tekę matyti atvejų, kai darbdavys labai nori, kad vis tik tai grįžtų darbuotojai į biurą, pavyzdžiui, investavo 14 000 į naujo nuostabaus biuro įrengimą, sutvarkė idealiai ergonomiką, padarė socialinės erdves, nežinau, ten poilsio kambarius ir panašiai. O tie darbuotojai priešinasi ir sako, tu čia dabar, jeigu mus grąžinsi į tą biurą, tai kaip ir atimi iš mūsų naudą, ne? Nevertina tos investicijos. Tai kaip dažnai pasitaiko tavo akimis ir ką tada tokiem darbdaviam daryti? Ir bendrai labai įdomus klausimas ir man bendrai ta tokia labai įdomi tema, ne? Kad jeigu mes kažką duodam ir mums atrodo, kad mes suteikiam gėrį, tai mes tikimės dėkingumo. Ne? Tėvai kartais taip su vaikais daro ir atsikartojant tema būna ir čia turbūt yra tas pats, kad jeigu taip visiškai labiau moksliškai ir formaliai atsakyti, tai nauda yra patiriama tada, kada jos reikia, kada ji kuria darbuotojų pridėtinę vertę, o ne tada, kada darbdavys mano, kad jis suteikia tą papildomą naudą. Bet aišku, iš praktinės pusės aš suprantu, nes organizacijos nori gero, iš tiesą, nori, kad ateitų darbuotojai, jie gerai jaustųsi biure, suteikia jiems maksimaliai geras sąlygas, kiek gali ir tada jaučia, kad nėra tos grąžos, kurios tikėjasi. Sakyčiau, vėl ieškant susitarimų. Ir turbūt tai nebus lengvi sprendimai, turbūt jie nebus įgyvendinami per dieną ar per savaitę. Tai bendrai sakyčiau, kad svarbiausia yra aiškumas ir konkretumas. Nes jeigu organizacija ilgojoje perspektyvoje dėl įvairių priežasčių kažkokių mato, kad didesnė dalis darbuotojų arba daugiau laiko turės dirbti biuruose, man atrodo labai svarbu ir būtų labai sąžininga tai aiškiai iškomunikuoti savo darbuotojams, kad vėl neatsirastų tas pats nesusikalbėjimas. Ir toks pavyzdys prisiminiau, kad dažnai įmonė sako, kad mes tikimės, kad pavyzdžiui darbuotojai vieną ar dvi, tai yra mes leidžiame darbuotojams 1 ar 2 dienas praleisti, dirbti ne darbo vietoje, namuose, sodyboje kažkur, ne? Tačiau pasąmoningai manoma, kad 1-2 dienas labiau reiškia 1 dieną. O darbuotojas, girdėdamas tokią žinutę, gali išgirsti, puiku, tai 2 dienas aš tikrai galiu praleisti, dirbti ne biure, o kitas dienas tuomet jau biure. Ir tuomet jiems abiems atrodo, kad laikomasi tų susitarimų, organizacija sako, bet taip, jūs sakėm 1-2 dienas, o darbuotojas taip, 1-2 dienas. Ir ta žaismėtas neiškumas, tai kad ir kokie būtų priimti sprendimai, ir jeigu jau nebeišeitų nuo jų pabėgti dėl pačių įvairiausių priežasčių, arba jie nebūtų taip lengvai pakeičiami trumpuoju laikotarpiu, jeigu išnuomotas biuro patalpos ilgesniam laikotarpiu, tai bent aiškiai tai pasakyti darbuotojams. O tada kiek pagrįsti sprendimai, būtent sakyti, kad taip reikia į biurą, jau priklausys nuo organizacijos poreikių, nuo kartais teisinių dalykų, nuo galimybių kompensuoti kitom naudom. Papildomos laisvos dienos yra labai populiarus išmainimas, kad jeigu jau reikia dirbti nuolatos biure, galbūt galima skirti tiesiog daugiau apmokamų laisvadienių. Tai čia jau vėl unikalių sprendimų ieškojimas. Tai aptariam daugiau mažiau 3 tos darbo modelius. Tas pilnai darbas biure, tas mišrus arba hybridinis darbo būdas ir pilnai nutolęs darbo būdas.
Ar yra kažkokių tyrimų, kaip skiriasi darbuotojų gerovės patyrimas per visus tuos 3 darbo būdus? Ir apskritai gal ką rodo duomenys tyrimų rezultatai? Būtent, kad į tyrimus būtų įtrauktas hibridas, tai prasidėjo vėliau, nes bendrai nuotolinis darbas tai yra seniai jau tyriamas dalykas, keliasdešimt metų, nes prasidėjo teleworkers, telecommuters, tai tie žmonės, kurie pradėdavo važinėti galbūt į darbą iš toliau, galbūt jų darbo pobūdis lėmė, kad jie jau galėjo, bet tai būdavo vos keli procentai Europoje ar Amerikoje ir dėl to mažai būdavo į tai kreipiama dėmesio. Tuomet prasidėjo pandemija ir didesnė dalis tyrimų nukeliavo į būtent nutolusius darbuotojus. Ir čia turbūt labai svarbu, į ką noriu atkreipti dėmesį, kad kada ieško mokslinių argumentų, svarbu pasižiūrėti, kokiam kontekste jie buvo daryti, kada jie buvo daryti ir bendrai, kas ten dar yra parašyta. Nes jeigu paimtume tyrimų, ir kai kas tiesa atsikartoja ir per dešimtmečius netgi, bet atsiranda naujų dalykų, kurie yra būdingi būtent dabarčiai ir svarbu į tai pasižiūrėti. Pavyzdžiui, pirmi tyrimai apie nuotolinius darbuotojus buvo daryti su IT specialistais, su marketingo žmonėm. Ir tai yra specifinės imtis, kur nebūtinai tiks kitų profesijų atstovams. Kada tyriamas hibridinis darbas, dabar, man atrodo, yra daugiau atsižvelgiama į įvairias darbuotojų grupės, į įvairias profesijas, tai dažnai tie tyrimai būna turtingesni ir labiau tinkami tarsi mums čia ir dabar perversti į praktinę kalbą, ir tiesiog panaudoti. Tai apie tą gerbuvį ir gerovę labai daug priklauso nuo aiškumo ir susitarimo. Ir kai minėjau, kad hibridas tam tikrose tyrimuose buvo randamas kaip pats nedėkingiausias, bet kai kur jau galim pradėti rasti, kad jis vis dėlto gali atnešti bene daugiausiai naudų. Ir viena iš priežasčių aiškumas. Tai net jeigu tai yra ir nuotolinis darbas, sakykime, visiškai pilnas nuotolis, bet yra labai aiški sistema, kaip dažnai darbuotojai bendrauja, kokiais formatais, kokie yra komandos susitikimai, koks santykis su vadovu, šiuo atveju, tarkim, kalbėkim tik apie dažnių susitikimų ir panašiai. Tai atneša daug aiškumo, tai mažina nerimą dėl to, ar viskas gerai su mano darbu, tas grįžtamojo ryšio būtinybė. Tai ir netgi visiškas nuotolis gali būti sėkmingas. Rizikos taip, kad darbuotojas vis dėlto labiau jausis besiidentifikuojantis su savo darbu, ne su organizacija, ar tai nėra tas pats. O jeigu žmogus dirba būtent vien biure, tai jis gali jausti, kad jam yra nesuteikiama laisvė. Mhm. Ir turbūt tai šitoj vietoje tai, ką jaučia darbuotojai, gana gerai matosi ir tyrimuose. Manau, kad labai didelių siurprizų nėra. Siurprizai prasideda, kada kalbame apie hibridinį darbą. Ir ten vėl pasitikėjimas komanda, tas pasitikėjimo kūrimas visoje komandoje ir daug informacijos ir daug grįžtamojo ryšio. Labai įdomus tyrimų duomenys, labai ačiū, Rita, kad atėjai šiandieną pasidalinti ir aš tikrai labai norėčiau finalizuoti mūsų šiandienos diskusiją vienu patarimu darbdaviui. Tai nuo ko pradėti? Tikrai tik vienu. Vienu pabandykim. Gerai. Pačiu svarbiausiu. Pačiu svarbiausiu. Tai yra tuomet pažinoti savo darbuotojus, žinoti jų poreikius ir derinti su organizacijos galimybėmis. Super. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai, kad šiandieną dalyvavote su mumis diskusijoje apie nutolusių darbuotojų gerovę. Ačiū, kad klausėtės ir labai tikiuosi, kad išsinešat kažką įdomus ir vertingo ir pritaikysite savo organizacijai, sprendžiant šitą nesibaigiančią dilemą. Dėkoju tau, Rita, dar kartelį už tai, kad atvykai pasidalinti savo įžvalgom. Ir atsisveikinu.